Sveiki visi, prieš jūsų akis yra dar vienas labai įdomus aparatas. Ant mano stalo yra Luxman stereo receiveris modelis, kurio yra R1050. Konkrečiai tokį jau esu turėjęs savo kolekcijoje ir jis buvo tokios pačios juodos spalvos. Tikrai labai šauniai išlaikytas buvo aparatas, vėliau jį pardaviau tokiam šauniam vyrukui, Simai linkėjimai tau. Ir taip pat ir mano praėjo ta pažintis būtent su Luxmanu, būtent šio modelio. Ir kas labai man patiko, tai būtent jo pakankamai detalus skambėjimas ir tuo pačiu metu, tuomet aš savo atidariau, galima sakyti taip, FM klausymosi įpročius, nes būtent šis aparatas tikrai fantastiškai groja FM radio stotis, nebūtinai visi klausosi kompaktinių diskų arba streamo, arba tų pačių plokštelių. Kai kurie tiesiog mėgsta pasiklausyti ir tą patį FM kokybiškai skambantį ant vintažinės audiotechnikos. Tai kągi, aparatas pas mane atkeliavo su kažkokiais defektais, kuriuos aš bandysiu dar įsiaiškinti, nes atliksiu diagnostiką ir diagnostikos metu bus matyti, kas su juo yra ne taip. Kol kas prabėgsiu, pasižiūrėsiu, kokia yra situacija pas jį su kosmetika. Su kosmetika pasimatosi, kad yra šiokių tokių trūkumų, kurie yra ir matyti dėl amžiaus pačio, matosi, yra vietomis išsiskėtę mediniai kampai, tai matosi, kad yra tarpelis didesnis, galbūt buvo gavęs smūgį. Matosi taip pat, kad ir aparatas gal net nėra lygiai surinktas, nes vienoje pusėje, būtent kairėje pusėje jisai atrodo kaip ir gerai, su gerai išlaikytų tarpų, kitoje pusėje dėja tas tarpas yra gerokai didesnis ir matosi, kad prasišviečia šiek tiek netgi varžtas. Mygtukai spaudžiasi, viskas gerai, kol kas dar aš jo nejungiu, netrukus jungsiu, pasižiūrėsiu, tiesiog žiūriu dabar, kokia yra situacija fiziškai ir išoriškai su pačiu aparatu. Čia viskas jungiasi. Čia irgi jokio kažkokio taip papildomo pasipriešinimo nesijaučia, viskas atrodo tvarkoj. Čia matosi, kad per patį centrą sustoja ir tiesa, iš karto matau vienas iš defektų, tai yra net pirmas dalykas, matosi, kad buvo su repliam nuiminėtas Jėzau Marija. Kaip duočiau per rankas už tokius darbus. Matosi, kad su repliam buvo nuiminėjama rankinė. Aš žinau, jos be galo sunkiai nusiima. Jeigu turite reikalų su tokiu aparatu, tai ir reikia nuimti rankinėlės, naudokite guminės pirštinės, tos, kurios yra su stora guma. Ten, galima sakyti, toks jau ne visai buitinės, bet tokios jau stipresnės tiesiog. Ir tvirtai suspaudus įmanoma ištraukti, bet taip aš suprantu, yra sunku. Ir čia matosi, kad yra apgadintas pati rankinė ir tuo pačiu metu yra neįstatyta lygiai per centrą, nes turėtų būti, kažkur tai taip pat. Viduriukas dėja, bet jau kaip įdėtas, taip įdėtas. Toliau kitas yra momentas, su jais pakankamai dažnai pasitaikantis ir priklauso labai nuo to, kaip jie yra transportuojami, nes dažnai žmonės juos transportuojant mėgsta arba tiesiog kažkur tai gal naudojantis mėgsta pasidėti, sakykime taip, ne nuo to pradėkime nuo transportavimo pačio. Transportuojant patį aparatą, jeigu tu dedi ant sėdynės ir dedi būtent rankinėlių dalim kad atsiremtų, sakykime, taip į sėdynę arba kažkur kitur. Rezultate atsivežė aparatą, viskas džiaugiasi, fainai, davežiau, niekas nieko nesusibraižė ir po to matai, kad pas tave yra toks off-centrikas. Matote, kaip nelygiai sukasi pati rankinėlė, nes gaunasi taip, kad šaftas yra truputėlį įlenktas į vieną arba kitą pusę. Ir mes matome, kad jisai toks wobblingą daro tokį. Tai šitoks yra variantas. Arba kažkur tai būna perdeda iš vienos vietos į kitą, atsiremia į būtent pačią rankinėlę ir taip pat gali šiek tiek įlenkti šaftą ir jau tada ši rankinėlė niekada nesisuks lygiai. Tai tą momentą reikia turėti omeny. Taip, su kitais garso reguliavimo potenciometruose matosi, jaučiasi, kad yra supurkšta, nes ir
ir yra kažkoks tai drimžimas, nežinau, pasižiūrėsiu, ar į korpusą atsirėmė ar ne. Ir garso reguliavimo potenciometras jaučiasi per daug laisvai judantis, tai panašu, kad jisai bus ten, gerai pripurkštas ir neaišku kokio stovio bus pati rezistyvinė danga. Taip, ši rankinėlė atrodo gerai. Yra toks biški liuftas, bet overall atrodo neblogai. Tik kad matas irgi čia buvo bandytas ištraukti kažkaip tai ir yra pažeidimų ant rankenos pačios. Tiesa, su šitais irgi labai reikia atsargiai, nes būna kai kurie bandant skiesti labiau potenciometro pačių šaftų dalį, nes tiesiog galbūt per laisvai užsideda ta pati rankinėlė, kurias dėka po to reguliuoja. Tai bando praskiesti ir būna taip, kad vieną iš auselių nulaužia, tada jau yra bėda. Aš tokiais atvejais siūlyčiau geriau į šį tarpelį šiek tiek įdėti polietileno arba polietilenas geriausia, ko gero būtų vienas iš tokių dalykų, kuris truputėlį praskėstų ir prilaikytų, sakykime taip, nebūtų taip rizikinga jį sulaužyti. Ir tada galima būtų uždėti rankinėlį ir jinai puikiai laikytųsi. Tai bėgam toliau, žiūrim, kas pas mus dar išorė yra. Šonai, viršus, kaip visada, čia matosi, yra tokių, galbūt nuo išsausėjimo, galbūt nuo kažkokių tai kitų aplinkos poveikių. Šiek tiek, matosi, medžio dalis jau išlenda čia. Kitoje pusėje atrodo irgi neblogai viskas. Pasižiūrėkime, kaip atrodo galas šio receiverio. Tuoj patrauksiu tik tai laidą. Galima būtų atsukti ir apžiūrėti, kaip jisai čia atrodo. Konektoriai pakeisti. Labai nemėgstu aš jų, nes jie matosi, kad yra be jokios izoliacijos, tai yra neturi izoliatorių ir labai yra lengva užtrumpinti vieną su kitu ir tuomet turime bėdą. Tai toks yra momentas. Jie atlieka savo darbą, viskas yra bet bendrai man tiesiog nepatinka. Toliau čia viskas matosi, kad yra gamykliška. Visi terminalai savo vietoje. Pačioje matosi dar akustinė sistema. Čia taip turėjo originalus atrodyti, o čia taip jau matosi, kad buvo pakeisti. Nežinau, vėliau pasižiūrėsime, kokia yra situacija su atliktų darbų kokybė. Tiesa, čia matosi kampu pasižiūrėjus, kažkoks čia yra patamsėjimas, panašu kaip dūmų būtų ar kažkas tokio. Gali būti, kad šis kanalas buvo sudegęs, arba čia yra kažkokios korozijos pažeidimai. Nežinau, netrukus pasižiūrėsim ir matysim, kas ten yra. O tam, kad išardyti ir pasižiūrėti, kas vyksta viduje šio receiverio, kaip matėte, varžtų nei šonuose, nei gale nėra. Visi varžtai, kaip ir yra būdinga būtent tokio tipo ir to laikotarpio receiveriams, kurie buvo montuojami į medinius kabinetus, yra apačioje. Tai vėlgi yra priduoda savo tokio estetinio vaizdo geresnio, nes nėra šonuose jokių varžtų, kaip yra įprasta vėlesnių laikų atsiradusiems aparatams, kurie turėjo ir tos pačius medinius kabinetus ir jau po to metalinis. Tai šie buvo dar matosi, kad tvirtinami apačia. Ir čia mes matome tik tai 2 likusius originalius varžtus. Kitų 4, čia galima sakyti taip, pasigenda. Matosi, kad yra panaudoti kažkokie 2 varžteliai, kurie yra skirtingų tipų ir su tokiam įvariam. Ir ką, bandysiu tuomet aš nuimti šios visus varžtus ir tuomet jau pats receiveris jisai išvažiuos, bet jį reikia traukti iš priekio ir tuomet atsivers visi jo viduje esantis viduriai. Medinis kabinetas jau yra nuimtas, galima trumpai užmesti akį ir pasižiūrėti, kaip jisai atrodo viduje. Matosi, kad čia yra naudojama metalizuota tokia folija, kuri suteikia tam tikrą ekranavimą, nes yra vietos, kuriuose būtinas yra kontaktas ir čia būtinai turi būti prisuktas. Matosi, kad štai šioje vietoje
yra varžtas, kuris yra svarbiausias, ko gero, visam šiame kabinete prisukti, nes matosi, kad folija eina tokia nepertraukiama grandinė ir ekranuoja jautrius komponentus. Tai dabar kabinetą galima atidėti į šoną ir pasižiūrėsime mes dabar, kaip atrodo receiverio vaizdas. Ir čia iš karto man krenta į akis labai nemalonus dalykas, tai pabandysiu aš parodyti iš arčiau. Taip, tai mes matome čia toks, nežinau, net čia kaip korozija kažkokia tai arba, žodžiu, kažkokia labai negraži vieta. Ir kvapas labai irgi nemalonus yra. Čia matosi, kad gal čia pats tranzistoris buvo priklijuotas kaip termokompensacija. Panašu, kad taip ir bus, nes esantis apačioje yra dar likęs prie priklijuotas, galima tai būtų pavadinti, prie tranzistoriaus. Tai šioje vietoje tiesiog atsiklęs klijai, matyt, tokie, kurie jau sukelia koroziją, buvo panaudoti. Toliau FM plokštė atrodo normaliai. Matosi, čia paliktas yra slotas, būtent Dolby FM sekcijai pajungti atskirai. Lemputės jau matau, kad yra pakeistas. Neoriginalios yra. Ne faktas, kad čia yra būtent tokio galingumo, kokią reikėtų būtent šiam receiveriui, dar reikės pasižiūrėti, nes kažkaip man pasirodė jungus patį receiverį prieš tai, kad per silpnai šviečia ir panašu, kad tiesiog buvo pasirinktas netinkamas amperažas. Taip, kas čia pas mus matosi. Dar viena plokštė yra. Čia gali būti pas mus fono korektorius, greičiausiai bus jo, toks irgi flimzi visas. Na, jo, yra čia momentų tokių. Konektoriai visi matosi smarkiai užsioksidavę. Aparatas toks buvo gal saugomas ne visada gerom sąlygom, turiu omeny drėgmės poveikiu. Kažkas panašu, kad buvo gal ir aš klystu. Gal ir klystu. Galvoju, kad buvo kažkas daroma dar ir su pačiu transformatorium. Čia matosi sulituoti laidai. Akustinė sistema išėjimo. Apdulkėjęs visas. Reikės pasižiūrėti dar parametrus jo režimus, bet čia tokia, jeigu nori jį atkurti, tai reikia tokio globalaus prisilietimo. Balanso potenciometras visas. Matosi, supurkštas buvo. Čia biškiau voratinklis yra. Nežinau, matosi. Taip, pažiūrėkime dabar, kaip aparatas atrodo iš kitos pusės. Čia kol kas mūsų dabar yra interesas apžiūrėti vizualiai, kaip čia jis atrodo, o po to jau jungsiu ir žiūrėsim. Vienas dalykas, kuris man labai patinka būtent Luxmanuose, tai matosi, ant kiek yra ekranuotos pačios plokštės, nes tose vietose, kur nėra jokio sujungimo, matosi, kad yra padarytas savotiškas šildas, kuris apsaugo nuo irgi aplinkos poveikių. Tai tas sprendimas man yra fainas. Ir taip pat Luxman būtent to laikotarpio aparatuose niekada nenaudojo tokių, kaip pasakyti, kampuotų treisų, nes matosi, kad viskas yra suapvalinta maksimaliai, kad nebūtų jokių aštrių tokių kampų pačių takelio. Tai viskas taip pat dailiai išraityti, trasuojant pačias spausdintasias plokštes. Čia toks vaizdas, kuris iš šios pusės atrodo kur kas geriau negu iš anos. Kągi, jungsim dabar patį aparatą. Norėsiu pasimatuoti aš parametrus, jo pasižiūrėti, kaip jisai elgiasi ir kaip jisai jaučiasi.
Dar prieš pradedant aktyvųjį testavimą, tai yra, kai bus įjungtas pats receiveris, jau pradėsiu testuoti stiprintuvo darbą, FM, tunerio ir taip toliau. Tai dar noriu pasižiūrėti, kokia yra situacija su maitinimo srovę filtruojančiais kondensatoriais, šitos didelės talpos. Tai yra pas mus po 10 000 mikrofarado. Abu yra ir pamatuokime dabar, kokia yra situacija su jų rodmenimis. Mes matome, kad vienas iš kondensatorių tikrai turi beveik per pusę sumažėjusią talpą. Šitą galima palikti. Ir prijungti prie kito kondensatoriaus. Na, čia iš viso situacija atrodo prastai su talpa. Žodžiu, abu kondensatorius tikrai reikia keisti. Ir aišku, čia dar daug bus reikalų su kitais komponentais. Tai žodžiu, vienas aiškus yra momentas, aparatas įveiks, tol kol neduosi jam rimtos apkrovos. Kai duosi jam rimtos apkrovos, tai bus negerai. Nes tiesiog neužteks filtruojančios talpos kondensatorių. Su aparatu daugmaž viskas aišku, turint omenyje jo vizualinę apžiūrą. Dabar galima pereiti prie jau tos aktyviosios testavimo fazės. Tai pradėsime nuo to, kad aparatą pajungsiu prie srovės ribojimo grandinės, kur pas mane matosi, jeigu nėra per didelio srovės vartojimo, tuomet jisai parodys man. Jeigu yra didesnis srovės vartojimas, tai irgi tą patį matysiu. Tai ten gali būti nuo to, kad yra kažkas užtrumpinta grandinė, baigiant to, kad yra netinkamai sureguliuotas biosas. Jungiame patį aparatą. Lemputė užsižiebė ir užgeso. Jokių problemų nėra. Tai reiškia, aparatas yra veikiantis, tai kaip ir sakiau, tik tai tas momentas, kuris man nepatinka, pabandysiu aš parodyti. Pakankamai tamsiai šviečia lemputės, tiesą sakant, filmuojant kamerą, jie atrodo kur kas ryškesni negu gyvai. Tai pradėsime nuo balansas. Taip, mano tikslas dabar pasižiūrėti, kokia yra situacija su DC offsetu. Sistema akustinio yra jungta, tai pajungsiu aš vieną iš testerio gnybtų. Grandas čia bus bendras, tai iš principo galima net neperkišinėti. Pasižiūrėkime, kaip viena iš kanalų atrodo. Neblogai. Čia atrodo neblogai ir čia atrodo panašiai. Aišku, čia turėtų būti 0, bet nematau čia 10 mV arba 100 mV, tas yra gerai. Dėl šventos ramybės dar su čia esančiu terminalu groundą pamatuosiu dar kartelį. Bet rezultatas bus toks pats. Tai su DC offsetu kažkokios taip didelės bėdos nėra. Normalu, čia dar aparatas šils ir įeis į darbinį režimą, tai gali iš viso ten nusileisti iki 0, arba gali truputėlį padidėti. Bet džiugu tai, kad nėra 10 arba 100 mV. Toliau norėsiu pamatuoti srovę, išėmus pačius saugiklius, pasižiūrėsiu, kokia yra situacija. Ir srovę galima iš tikrųjų pamatuoti atlikus skaičiavimus, tai yra būtent paskaičiavus, kiek srovės praeina ir žinoma panaudojus čia matosi esančias varžas, tai 0,33 ohmo esančias apkrovos varžas. Tai atliekam kalkuliaciją ir matuojam ir sužinosime tuo metu, kiek mums reikėtų srovės. Ar jinai yra tinkama čia nustatyti arba ne. Kol kas aš matau, kad per didelio
vartojimo srovės nėra, tai turėtų būti galbūt žemiau negu turėtų būti nustatyti. Tai vat tokia situacija. Na, po to jungsiu jau prie testavimo stendo, jau galėsim pradėti su signalo generatorium, su audio analizės aplikacijom, pasižiūrėsim, kokia yra situacija. Na, va, kaip sakiau, taip ir yra. Viename iš kanalų matosi, kad yra tikrai per mažai srovės, teka tai apie 23-24 mV, kai turėtų būti čia kokie 50. Tai netrukus permesiu gnybtus į kitą kanalą pasižiūrėti, kokia yra situacija. Grąžinęs atgal saugiklis kol kas matuoja tik tai vieną kanalą. Ir čia matosi, kad apie 23 mV, ne milivoltus, o miliamperus teka srovė. Kitame kanale pamatavus srovę, matosi, kad jos taip pat čia trūksta iki pageidavimo 50 mA. Tai mes čia matome tik tai apie 20 mA. Tai vat, na, žodžiu, čia reikės reguliavimo, tai jau tikrai. Grąžinsiu dabar saugiklius ir bandysim jungti jau jį prie testavimo įrangos. Tai yra, pasižiūrėsim, kaip jisai atrodo audio analizės metu, na ir kokius iškreipimus parodys. Pajungus prie testavimo stendo, iš karto matosi, kad stiprintuvas, būtent šio receiverio, turi problemų. Tai matome mes pakankamai rimtą disbalansą, tai yra kairysis kanalas groja gerokai tyliau negu dešinysis. Ir matosi, kad išlenda kažkokios harmonikos, vėlgi čia truputėlį gali būti įtakos to, kad atidarytas yra kabinetas, tai čia vėlgi, jeigu ranką kažkur tai šalia palaikai, tai gali keistis irgi ir atsirasti kažkokiu iškreipimu. Pabandom pasižiūrėti dabar, kokia yra situacija su garso reguliavimu. Okay. Su garso reguliavimu ne viskas yra gerai, nes matosi, kad dešiniam kanale yra kažkokia viena vieta, nes bandau pačioj pradžioj truputėlį pajudinti. Va taip ir mes matome, kad šokinėja ir eina iškreipimus net. Dešinysis kanalas. Tai sumažinsiu jautrumą. Nepatinka man čia šitas vaizdas. Vėlgi čia yra dar momentas tas, kad stiprintuvas nėra suderintas, tai dar gali būti dėl to padidėję iškreipimų lygiai. Bet čia matosi, kad jie tokie atsirandantis ir dingstantis, tai panašu, kad yra triukšmingų pas mus tranzistorių, nes matosi, kad gyvena savo gyvenimą, nieko neliečiant absoliučiai. Ten darosi negeri dalykai dešiniam kanale. Kairėsis irgi nelabai kažkuo atsilieka. Ja. Galima pasižiūrėti, kokia yra situacija su garsu pačiu, jeigu mes pabandysime. Sustabdysiu generatorių, noriu paklausyti, ar jis turi tokius triukšmus girdimas. Jo, kairysis, tai yra ne kairysis, o dešinysis kanalas turi triukšmų, kurie yra tokie savaime atsirandantis, nepaisant to pačio garso reguliavimo potenciometro. Ok, tai su šita dalim gerai, grąžinam tuomet atgal mes grafikus viską, pasižiūrėsim toliau, ką jisai turi. Duodamės ant garso, matosi, kad abu iš tikrųjų reaguoja. Labiausiai tai matosi, kad dešinysis kanalas. Tuomet pasižiūrėkim, kokia yra situacija su balansu. Balanso lyg ir nieko. Toliau, kaip pas mus su selektoriu. Žemų dažnių reguliatorius. Aukštų dažnių.
Okay. Loudnesses. High cut. Nu, yra čia tokių reikalų su juo, su garsu. Dar kartelį pasižiūrim tono kontrolės bloką. Ok. Atliekant Luxman receiverio diagnostiką pastebėjau dar vieną dalyką, kuris atkreipė mano dėmesį, tai čia naudojami laidai, transformatoriai, kurie matosi, kad yra apvilkti izoliacinė tokia rankovė, termoizoliacinė rankovė, kas iš principo yra netipinis dalykas tam laikotarpiu, nes tiesiog tokių dalykų nebuvo. Ir matosi toks gan didelis tarpelis šioje vietoje, šį pagaldėjęs. Čia turėtų būti kiek kitoks vaizdas. Ir taip pat matosi, kad yra nudrimšti varžtai. Tai štai čia mes matome vienoje pusėje, kitoje pusėje irgi panašu, kad buvo užspaudžiami ir prasukti. Kitoje pusėje taip pat apžiūrėjus po laidupinę paslėptus jau iš pačių transformatorių antrinės apvijos išeinančius laidus, pastebėjau, kad čia taip pat matosi, kad buvo atliktas sujungimas, tai mes matome, kad jau iš antrinės apvijos išeinantis laidai yra kitokios spalvos. Nežinau, galbūt transformatorius buvo pervyniotas, galbūt paimtas iš kažkokio kito aparato, nes matosi, kad dar pirminės apvijos įtampos pasirinkimo kaladėliai yra nukarpyti visi laidai ir realiai ta dalis, kuri buvo atsakinga už įtampų pasirinkimą, sakykime taip, maitinimo dalies, jinai yra absoliučiai kastruota ir dabar neturi jokio vaidmens. Nes transformatorio pirminė apvija ateina tik tai 2 laidai, tai reiškia, kad jisai gauna maitinimą tiesiai iš tinklo ir jau išeinanti transformuota įtampa, su juo patenka vėliau į filtruojančias bei lyginančias schemos dalis. Tai pas mus matosi dideli maitinimą filtruojantis kondensatoriai yra atsakingi už maitinimo filtravimą, kuris vėliau paduodamas yra į stiprintuvo modulį. Ir žinoma, čia mes turime taip pat ir periferijai maitinti skirtus maitinimo šaltinius, kur matosi yra čia atliekamas sujungimas, tai yra vis dar iš transformatorio ateinanti antrinės apvijos įtampa. Šioje vietoje praeina pro saugiklis ir vėliau patenka jau į maitinimo šaltinius, kur atliekamas lyginimas ir filtravimas. Tai viso proceso turbūt matavimo aš nerodysiu, nes šiaip gali užtrukti, nes kol daeisiu aš iki kitų maitinimo šaltinių dalies, būtent pačias periferijas, bet parodysiu, kokia yra situacija šiuo metu su stiprintuvo maitinimo dalimi. Tai pasižiūrėsim, pamatuosim, kiek rodo nuolatinės įtampos jau po išlyginimo ir filtravimo, būtent ant pačių kondensatorius įtampos kritimą. Šiaip šioje vietoje mes turėtumėm fiksuoti 48 voltus, tai yra plius minus 48 voltai į teigiamo ir neigiamo peties maitinimą. Tai pasimaituokime dabar, pasijungę mes, kaip atrodo situacija su šios stiprintuvu. Tai tiesiai nuo kondensatorių nuimsiu šitampą ir pasižiūrėsim, nesilaiko mano krokodiliukas. Taip, tai mes čia turime 43,6, čia aišku gali būti fluktuacija, nes vėlgi čia įtampa tinkle taip pat gali neženkliai keistis. Tai sakykime taip, apsuopalinus 44 voltai vienam petį ir kitam petį analogiška yra situacija. Šiek tiek atsilieka nuo deklaruojamo, bet nėra kažkaip didelė baisi tragedija. Aparatas vis tiek funkcionuoja. Reikės dar vėliau patikrinti periferijos maitinimą, ar ten viskas yra ok ir ateina tos įtampos, kurių reikia. Taip, žinoma, dar praeina ir pro įtampų stabilizavimo schemas, tai ten jau, kur reikia kritinėse vietose, turėtų būti palaikoma nuo tokia įtampa, kokios tikimasi. Dar vėliau šiek tiek patikrinsiu, bet kokiu atveju not great, not terrible, bet yra taip, kaip yra.
Tęsiant Luxman R1050 restauravimo darbus, tai galime trumpai dabar sustoti vienam iš momentų, kur šiuo metu atliekamas servisas pačio stiprintuvo modulio. Tai plokštė yra jau išvalyta, vėlgi čia bus dar patikrinti, tiesą sakant, jau yra tikrinami iš eilės išlituojami komponentai, tai čia eina visa krūva tranzistorių, kurie bus vienas paskui kitą patikrinti, taip pat bus pakeisti komponentai, kurie akivaizdžiai matosi, kad yra perdegę. Tame tarpe matau rezistorius ir panašu, kad ir prie jo grandinėje bus irgi reikalų. Taip pat vėlgi buvo viskas išveista, turint omeny radiatorių patį, nes buvo visiškai pageltęs tranzistoriai, žėručio izoliatoriai, viskas irgi iki statuso naujas buvo išvalyta, dėmesys buvo skirtas netgi varžteliams. Žodžiu, einam po truputėlį, žingsnis po žingsnių. Tai kalbant apie tranzistorių testus, tai vėlgi čia yra tikrinamas kiekvienas iš eilės ir vėlgi atliekant matavimus ir stebint grafikus. Tai kol kas viskas yra gerai, jokių pakeliui dar nenustačiau, kurie būtų išėję iš rikiuotės, tai teko taip pat oksidus pavalyti, nes vienas iš tokių buvo, kuris eina poroje su kitame korpuse esančiu tranzistorium, nes jie yra termiškai stabilizuoti vienas su kitu, tai gamykliškai yra suklijuoti, matosi štai šioje vietoje, tai pabandysiu parodyti, padėjęs plokštį. Va čia mes matome, kaip tik yra tokia pora ir klijai, kurias naudoja gamintojas, jie yra gana agresyvus ir sukelia koroziją. Tai tos korozijos pašalinimas irgi nėra paprastas ir lengvas dalykas, tai matosi, vienas iš tranzistorių jau yra sutvarkytas, patikrintas, taip pat viskas su juo yra gerai. Aišku, yra visa krūva kitų eilėje, bet viskas bus tvarkingai padaryta. Jau kai pabaigsiu stiprintuvo modulį tvarkyti, perėsiu prie kitų čia esančių FM tunerio, tomatono kontrolės blokus, mygtukai, komutaciniai ir panašiai. Tai va toks yra tokia situacija. Taip pat yra ir relė perrinkta. Iš pirmo žvilgsnio pasirodė, kad jau reikės keisti, bet šveitęs kontaktus pamačiau, kad jokių nuodėgų apdegimų nėra. Tai kontaktai nusipoliravo be problemų. Tai nusprendžiau, kad naudosiu tokią pačią relę, nes analogo tokios būtų irgi biškai problematiška surasti. Ten toks netipinis pinautas yra. Vat, ir galima bus ją toliau naudotis. Svarbiausia, kad pavyko nušviesti kontaktus ir jie nėra apdegę ir turi tą savo kontaktui pagerinti skirtą dangą nepažeistą. Toks yra vaizdas. Šiaip džiugina mane, bent jau tai, kad išsivalė tos rūkalų pageltonavimai visi, dabar visai kitaip atrodo vaizdas ir plokščių, ir radiatorius, kuris yra šiuo metu surinkinėjimas. Vėlgi čia bus dar papildomai pasta panaudota nauja. Toks yra dabar vaizdas. Viršutinė dalis, ten kur buvo mygtukai, buvo taip pat balanso potenciometras, kiti jungikliai, tai ta dalis yra sutvarkyta. Žinoma, sutvarkytos ir toliau esančios dalis, tai maitinimo šaltinis, taip pat FM tuneris, stiprintuvas. Šiuo metu dirbu prie apatinės dalies, čia kur pas mus yra tono kontrolės bloko reguliavimas, garso reguliavimas, taip pat keletą yra jungiklių, čia tokie daugia kontakčių, tai juos ketinu taip pat valyti, nes matosi, kad yra ten nemažai apnašų, tai vėlgi viskas bus ardoma, laidai, kuriuos reikės išlituoti, bus išlituoti ir vėliau prilituoti atgal. Sunkiausia yra su tokiais multipakopiniais, tai matosi, kad jų ten yra, tarkime, 5 pakopų toks pats jungiklis, tai irgi bus ardomas tam, kad išvalyti, nes vaizdas, kuris yra gavas tą receiverį, tai matosi, kaip viskas yra alyva čia užpurkšta ir tos visos purvas ir
dulkės, viskas yra nusėdę, jie yra tiesiog prikepę ir tuo pačiu metu skleidžia labai nemalonų kvapą. Tai garso dalies reguliavimo plokštė yra, kaip matote, išvalyta. Taip pat patikrinti visi elektronitiniai kondensatoriai. Čia viskas yra gerai su jais. Patenka į gairės tolerancijos ribų, tai aš nusprendęs esu jos palikti, ypač džiaugiuosi, kad geltoni čia esantis kondensatoriai yra patenkantis į tolerancijos ribas, nes čia yra tokie specifiniai būtent audio aplikacijoms skirti vintažiniai kondensatoriai, kurių keitimas gali turėti šiokių tokių pokyčių charakterį. Tai aš stengiuosi išsaugoti autentišką garsą, tai jeigu matau, kad nereikia keisti kažkokių kondensatorių, nes jie patenka į tolerancijos ribas, matuojant juos, tai juos ir palieku tuos, kuriuos reikia pakeisti. Esu jau taip padaręs ir čia ne viena modelė, tai esu pakeitęs juos į šiuolaikiškus, tačiau, kaip ir sakau, stengiuosi išsaugoti tą jau autentišką skambesį. Šiuo metu dar dirbu prie garso reguliavimo potenciometro. Labai nefainas yra momentas tas, kad tai buvo supurkštas į alyvą ir pateko į šafto dalį, kur išplovė praktiškai konsistencinį tepalą. Dėl to garso reguliavimo potenciometras prarado savo tokį pasipriešinimą, galima sakyti taip, specifinį. Nėra visai jisai lengvai besisukantis tas šaftas, bet ne taip, kaip turėtų būti originaliai, nes tiesiog paprasčiausiai yra išplautas konsistencinis tepalas iš cilindro pačio. Ir nėra galimybės jo normaliai išardyti, nes jis yra čia užkniedytas ir taip kapitaliai. Tai išardyti gali, bet surinkti bus problema. Tai nusprendžiau šitą dalį nieko nedaryti. Tiesiog išvalysiu ir sutepsiu iš naujo patį potenciometrą. Turėtų viskas būti gerai, tiesiog jisai, šiek tiek gal pavyko man atstatyti tą jo sukimusi, tam tikrą pasipriešinimą, bet jis jau nebebus toks, koks buvo iš gamyklos. Deja, bet jau bėda yra tų žmonių, kurie nežino, ką daro, tiesiog supurkšti kokiais VD 40 ar kažkokiais kitais, šiuo atveju net nežinau, nes toks buvo jausmas, kad čia kažkokių ir odekolono ar kažko čia buvo pilta, nes jautėsi stiprus odekolono kvapas, bandant čia viską išlituoti, valyti, tai žodžiu, tokia situacija. Tai ką, garso reguliavimas bus sutvarkytas, bus sutvarkyti čia likę daugia kontakčiai jungikliai. Taip pat bus išvalytas tono kontrolės blokas, patikrinti visi čia esantis kondensatoriai ir taip pat atlikta profilaktika čia esantiems potenciometrams ir šito daly viskas bus baigta, tai bus jau pilnai surinkamas ir toliau jau bus FM tunerio derinimas ir jeigu viskas ok, keliaus. Luxman R1050 restauravimo darbai praktiškai yra finišo tiesioji. Svarbiausias dalykas yra sutvarkytas, yra būtent audio traktas, nes jis yra būtinas tam, kad galima būtų suderinti FM tunerį, nes būtent pajungus matavimo įrangą jau prie audio traktą būtina yra stebėti ir signalo formas, ir iškreipimų lygius, tai audio traktas turi būti nepriekaištingas tvarkytas tam, kad galima būtų tinkamai atlikti derinimo darbus FM tunerio dalies. Instrukcija yra parašyta, kokių priemonių reikės tam, kad atlikti teisingai derinimo darbus, tai vėlgi čia reikėjo specialiai dar pasigaminti balastą, kuris pas mane yra štai čia ant plokštės surinktas papildomas dar balastas ir jau yra paduodamas signalas iš FM tunerio. Vėliau yra atliekami visi reguliavimo darbai. Iš tikrųjų, tai čia aš esu jau normaliai pajudėjęs į priekį, nes ten nemažai reikėjo pasiruošti tam visam procesui ir atlikti derinimo darbus, kurie yra kartojami po keletą kartų. Tai yra, tu atlikus derinimo darbus vienos dalies, perini prie kitos, ten atlieki derinimus, vėl grįžti prie tos pačios ir toks gaunasi pirmin atgal, tol, kol tu negauni maksimaliai manoma gerą variantą.
ne variantą, rezultatą, kreipiant dėmesį į daugybę faktorių, tai yra ir centro signalo, lygį signalo, taip pat ir mažiausiai įmanomi iškraipimai. Tai teko vėlgi čia tam tikrus test pointus užtrumpinti tam, kad galima būtų atlikti derinimo darbas. Viskas pagal instrukciją ir čia galima sakyti taip, gana nemažai tų momentų, o būtent procedūrų, kurias reikia atlikti. Tai viskas iš principo yra aprašyta. Aišku, gaila, kad nėra kažkokių papildomų referencijų skirtų grafikų, kaip turėtų būti. Tai tiesiog viskas yra aprašyta, bet kartais tas aprašymas jisai gana keistokai skamba ir biškai reikia pasukti galvą, kaip čia iš tikrųjų turėtų būti, nes interpretuoti kartais yra sudėtinga tekstą, kuris buvo sukurtas japono, po to išverstas į anglų kalbą, tai būna visokių niuansų, žodžiu, tokia yra situacija. Ir ką aš dabar esu padaręs, tai esu įpusėjęs derinimo darbų stadijai ir jau pavyko nustatyti taip, kad signalas būtų per patį centrą, tarkime, jeigu aš nustatau norimą dažnį juostą, tai yra 98 MHz, tai ir 98 MHz jisai ir bus nustatytas, nes prieš tai buvo gana nemažas driftas. Visa tai buvo dėl to, jog buvo pakeistas maitinimo šaltinis ir nenori, FM tunerį reikia derinti, kadangi mes čia turime situaciją, kai maitinimo įtampos yra šiek tiek mažesnės negu yra numatytos šiam modeliui, kadangi transformatorius yra kitas ir čia jau vėl viską reikia perstatyti, vėl viską reikia suderinti taip, kad veiktų pagal turimas sąlygas, tai būtent maitinimo šaltinis su šiek tiek žemesnė maitinimo įtampa negu yra numatyta. Nėra tragedija, bet turi prisitaikyti. Tokia jau yra situacija. Tai šita dalis buvo sutvarkyta, tuomet buvo pasiekti mažiausiai iškraipimai pagal manualą. Čia praktiškai leidžia gana nemažas paklaidas daryti, tai yra iki 0, neturėtų būti daugiau negu 0,1% iškraipimų. Pas mane realiai pavyko pasiekti iškraipimus, kur mes turime 0,00 0,009, sakykime taip, driftė tie rezultatai, bet faktas, kad pavyko gauti tikrai labai gerus rezultatus, matosi, kad ir signalo atsakas yra geras, abu kanalai tvarkingai atrodo. Čia tiesa esu nustatęs šiek tiek kitokį dažnį, nes 98 MHz, kaip galima pastebėti, yra iš principo užimtas. Čia mes matome centrinę dažnį ir aš esu šiuo metu nustatęs momentą, kur yra tuščias eteris, tai čia maždaug yra 91,5, šiek tiek daugiau MHz dažniausia, kur nėra jokios radio stoties. Čia tiesa spektro analizatoriai matosi visas FM radio stočių spektras, kur mes matom signalo lygis kiekvienos stoties. Ir man irgi padeda labai gerai susiorientuoti ir nustačius, tarkime, signalo lygį, kad jis įrodytų adekvatų, tarkime, stipresnis, silpnesnis faktas, kad tu vis tiek atlieki tos nustatymus pagal gamintojo nurodytus reikalavimus, bet vėlgi čia atliekant patikrą gali tiesiog turėti kažkokį tai referenciją, žinodamas, kokio stiprumo yra signalas būtent numatytoj vietoj, nes antena pas mane yra viršuje ir jeigu aš pakeisiu anteną, tai čia irgi situacija pasikeis, gali vienas dažnių juostas pakilti šiek tiek atsakas, kitų gali šiek tiek nusileisti į apačią. Tai vėlgi čia labai priklauso nuo antenos padėties. Tai taip pat atrodo. Galim, tarkime, pasižiūrėti, kaip atrodo opusas, šitoj daly pas mus yra. Taip atrodo jo signalo lygis, lyginant su kitom. Nėra pats stipriausias, bet yra
smagu, kad gali biškai orientuotis į ir skirtingas dalis dažnio. Tai ką, galim tada dar kartelį grįžti prie dažnio, kuriam turėtų būti nustatyti. Viskas 98 MHz pasirenkam. Galėsim pasižiūrėti, kaip atrodo. Čia pasirinksiu aš maždaug 55 dBm. Jambas pats tas. Nu, va, tai ir galima eiti prie 98 MHz. Čia skaitosi 98 MHz yra centrinis dažnis, nes spektrė tarp 108 ir 88 MHz. Dažniausiai renkamas būtent 98, bet kadangi 98 MHz pusėje pas mus yra kažkokia radio stotis, tai aš čia tiesiog demonstraciniam tikslams rodžiau prieš tai nustatyti dažnį, kuriame nėra jokios radio stoties. Tai va, toks yra momentas. Šiaip geriausiai taip ir yra atlikti nustatymus ten, kur nėra jokios radio stoties. Na ir einame prie 98 MHz, prašau pasirinkome ir turime lygiai tos pačius gražiai atrodančius amplitudės ir minimalius iškreipimus įmanomus gauti. Tai va toks va yra fainas dalykas. Na, einu toliau ir čia dar tikrai nemažai yra momentų, kurias reikia suderinti ir stereo separaciją, ir kitus momentus, kurios reikės dar suderinti. Žodžiu, toks va yra įdomus procesas. Einam toliau, užbaigsiu šiandien jau derinimo darbus ir galima bus jį surinkti bei eiti klausytis, kaip jis skamba. Na, va, pagaliau jau priartėjom prie FM tunerio derinimo pabaigos. Mes matom, kad jau esu praktiškai 42 derinimo darbų punkte, kur yra prašoma atlikti FM stereo separacijos derinimo procedūrą. Tai čia turi būti paduodamas vieno kanalo tik tai signalas, o kita yra slopinamas ir aš turėčiau matyti minimalią amplitudę būtent to kanalo, kuris yra slopinamas. Tai jungsiu dabar aš tik tai, kad left veiktų, tai mes matom, kad left veikia ok, bet tuo pačiu metu dar matosi, kad yra dešiniam kanale matomas signalo lygis. Jisai yra, pažiūrėkime, kokios čia yra amplitudės. Nu, vos ne 300 mV, daugiau gal negu 300 mV bus amplitudė. Tai aš tikrųjų tik gerai bus nustatyti va taip. Dabar yra 100 mV amplitudė nustatyta, jautrumas. Ir mėginsiu dabar atlikti derinimo darbus taip, kad matytųsi kuo mažiausias atsakas. Taip, čia didėja, čia mažėja. Na ir važiuojam, kad būtų kuo mažiausias. Na va, kažkur tai taip bus. Tai mes vietoj 300 mV turime dabar kažkur apie 20 mV. Ne, daugiau biškai. Palauk. Na, pažiūrėjau. 20 mV, šiek tiek gal daugiau negu 20 mV. Ne, apie 40 kažkur tai taip pat yra, jeigu mes skaičiuosime peak to peak amplitudę. Taip, ir ką dabar grąžinamės į tą pačią poziciją, 1 V jautrumas, nu, štai taip atrodo jau kanalas, perjungiam dabar į kitą, pasirinksiu aš dabar jau dešinį kanalą, kad jisai būtų, man matosi, kad kairysis taip pat yra minimalų atsaką turintis šiuo metu, na ir taip atrodo jau abu kanalai. Taip, čia taip, viskas yra gerai. Taip, toliau pas mus čia vėlgi prašoma atlikti kontrolę, pasižiūrėti kokie iškreipimai. Ta dalyką jau esu 100 kartų padaręs, kaip ir viskas yra gerai. Switch on off pilot signal
Tai čia reikia pilotinį signalą išjungti, pasižiūrėti, ar stereo signalo LEDas užgęsta arba ar lieka įjungtas. Tai išjungiu dabar aš pilotinį signalą ir matosi, kad stereo signalas indikatorius užgęsta. Lygiai tą patį veiksmą atlikus, jisai užsidega. Taip ir viskas yra gerai. Tai viskas, 44 punktas, 45 susikonfirminti, kad visi atlikti darbai yra atlikti tinkamai ir yra pasiektas norimas rezultatas, kaip ir viskas. FM Dolby sekcijos pas mus nėra, nes matosi, kad yra tuščias soketas, tai šitos derinimo darbas mes galime praleisti, kaip ir viskas. Na, pagaliau Luxman R1050 receiveris baigtas yra servisuoti, tai trumpai galima dabar prabėgti ir pasižiūrėti, kokie darbai buvo atlikti. Aparatas šiuo metu jau yra pilnai suderintas ir galios išėjimo dalis, būtent audio dalies, ir FM tuneris yra suderintas, veikia nepriekaištingai, net be antenos turi pakankamai gerą jautrumą ir galima klausytis radio stočių, nepajungus praktiškai nieko prie jo. Taip pat yra sutvarkytas apšvietimas, nes čia buvo irgi ten tokių momentų pridaryta įdomių. Tai pakeisti elektrolitiniai kondensatoriai, maitinimo filtruojantis, išvalyti visi kampai, matosi, kad metalas blizga, taip pat ir likusios šasi dalys, viskas absoliučiai buvo čia išrinkta ir išvalyta. Visi mygtukai, visi potenciometrai, žinoma, liko nedidelis niuansas, tai yra būtent garso reguliavimo potenciometras, nes jisai yra ir susidėvėjęs šiek tiek. Ir tuo pačiu metu buvo netinkamai servisuojamas prieš tai, man kiek pavyko tą padariau su juo, bet vis tiek lieka tokių momentų, kurie negaliu aš jo jau atkurti pilnai, tai reikia tik tai keitimo, o jis toks gan specifinis yra ir gauti nebent tik tai iš donoro, bet ten irgi ne faktas, kad jisai bus geras, tai žodžiu toks yra nedidelis niuansėlis. Bet iš principo jis veikia, viskas gerai, tiesiog yra nedidelis disbalansas, tai tam tikrose vietose. Tokia yra situacija. Iš principo aparatas taip pat gerai visai išsivalė. Vietos, kurios buvo pažeistos, tai yra būtent rankinėlės, nes buvo netinkamai nuiminėjimas. Iki tol tai yra užtušuotas, jos atrodo dabar pakankamai gerai, jekis nekrenta tie pažeidimai, kurie buvo prieš tai fiksuojami. Pačio fasado neliečiau, jau kaip ten tokie smulkus yra pažeidimai, bet kosmetinė, bet aš jau nelindau prie jos, nes vis tiek ant fasado labiau matosi tie retušavimai. Šiek tiek dar reikės pavalyti, nes jau kai dėsiu jį pilnai į medinį kabinetą. O šiaip viskas atrodo gerai, matosi, kad jokių triukšmų papildomų nėra. Čia tiesa matosi nuo telefono mano čia suveikia, kadangi nėra jokio ekranavimo. Šiuo metu tai tik tai prieėjęs arčiau, iš karto matosi, kad jis reaguoja labai grafikose. Tai jokių iškraipimų kažkokių tai ir viskas atrodo gerai. Toks yra fainas projektelis, surinksiu jį pilnai, pasijungsiu dar paklausysiu, bet vakar užbaigus jau FM tunerio derinimo darbus, galėjau pasimėgauti radio stočių transliuojama muzika, visai gerai skamba šio aparato. Tai vat. Zasvět je mega šorem.
Baigus restauravimo darbus Luxman R1050 eilinį kartą įsitikinau, kad tai, mano nuomonė, vienas geriausių vintažinių FM stereo receiverių, būtent FM atkūrimo prasme, nes šis tuneris tikrai spaudžia maksimum iš to, kas yra transliuojama eteryje, nepaisant to, kad radio programų transliavimas turi savo trūkumų, tai ir dažnio atsako prasme, ir kitais visais niuansais, su papildomais triukšmais ir panašiai, tai šis ir spaudžia maksimum iš to, ką galima pagauti eteryje, ir radio stotis, ir muzika, kuri atkuriama būtent šiame aparate, yra maksimaliai gerai pateikiama, tai ir ta stereo separacija yra puikiai, ir atsakas yra geras, jautrumas yra puikus, tai žodžiu, vienas iš tų, kurį verta turėti, jeigu mėgstate klausyti FM stotis, tai tikrai fainas labai.